9-ame dešimtmetyje jis buvo gangsteris, o dabar kažkur kunigas. Praeities nebėra. Žmonės žengia į naujas galimybės. Naujos galimybės yra visur aplink mus ir jos visada buvo. Pasauliniu mastu šiame perėjime dalyvauja labai nedaug žmonių. O kas pereis? Visi. Kyla klausimas, kokiu būdu žmonės pereis? Sergantys ar sveiki? Nelaimingi ar laimingi? Kai kurie neišgyvens. Kas yra didysis perėjimas? Didysis perėjimas, taip manau, yra didysis suvokimas, įdomesnis platesnio vibracijų spektro suvokimas. Tai yra, žmonės žengia į naujas galimybės. Naujos galimybės yra visur aplink mus ir jos visada buvo. Mes tiesiog nežinojome. Tai yra, negalėjome išpakuoti viso vibracijų spektro savo kūnais. Ir vis dėlto žmonės dabar evoliucionuoja, vystosi labai greitai. Daugelis žmonių pradėjo evoliucionuoti. Didysis perėjimas yra platesnio galimybių spektro, kuriam sukurtas mūsų kūnas, platesnio žinių spektro, kurį anksčiau galėjome apdoroti, suvokimas. Tai yra, mes mokomės, ruošiame savo kūnus sugerti daugiau vibracijų. Sakyčiau, kad šis perėjimas tikriausiai ne visiems. Daugelis žmonių yra neigiantys. Tai yra, neigia save, neigia žinias, neigia kitus. Yra kūno būsena, prie kurios galime pristaikyti prie mūsų supančių vibracijų. Ir kažkas didesnis mus ten stumia. Vis daugiau žmonių bunda, vis daugiau žmonių tyrinėja save. Tai ne šiaip sau. Kažkas yra stumtelėjimai iš apačios. Žmonės pradeda suprasti, kad nenori sirgti. Žmonės pradeda suprasti, kad nori šiek tiek daugiau pinigų. Žmonės pradeda suprasti, kad santykiuose kažkas yra nepatogu. Ir žmonės tampa sąžiningesni savo. Žmonės pradeda judėti link to labai didžiojo perėjimo ir iš tikrųjų jie šiek tiek kitaip bendrauja su savimi ir šiek tiek kitaip su kitais. Todėl aš šį didįjį perėjimą apibūdinčiau kaip naujas žinias, naujų žinių antplūdį ir naujus žmogaus gebėjimus. Mumyse bunda nauji gebėjimai, o tada mūsų sąmonės greitis didėja, turint minimalų supratimą ir atskleidžiamo to sudėtingumą. Taigi, tai tiesiog nauji dažniai, kurios mūsų kūnas dabar geba ir mums reikia apdoroti bei priimti save. Ir tai yra gebėjimas materializuotis. Mes visi judame link greitesnės materializacijos. Kai norime, gauname. Bet jei norime ir gauname, patys susidursime su savo sunkumais. Todėl geriau į šį didįjį perėjimą žengti daugiau ar mažiau blaiviai ir sąmoningai. Mes tampame sąmoningi. Sakėte, kad ne visi pereis, bet kas tai padarys? Visi pereis. Klausimas, kokiu statusu žmonės pereis? Sergantys ar sveiki, nelaimingi ar laimingi, kai kurie neišgyvens. Matome daug kataklizmų, žmonės ten neatsiduria atsitiktinai, jie tiesiog yra įstrigę kažkokiame ribojančiame modelyje, ribojančiausiai įsitikinimuose, graužiami pykčio, graužiami baimio, apmaudo, jie tiesiog negali to įveikti. Nesugebėjimas įveikti tam tikro amžiaus, tai yra, žmogus tiesiog negali judėti į priekį. Tai taip pat normalu. Tai iš tikrųjų yra pasąmoningas kiekvieno žmogaus pasirinkimas. Tai galima palyginti su egzaminu, kurį laiko kiekvienas iš mūsų. Manau, galima palyginti tai su egzaminu, bet galbūt, jei užimtumėte brandesnę poziciją, tai būtų savęs patikrinimas. Ar aš esu pasiruošęs įsileisti į save kažką naujo. Kartą ir aš apie tai mąsčiau, galvodamas, kad kažkas iš viršaus mus stebi ir kad vėliau bus kažkoks išbandymas. Tam tikrų momentų supratau, kad tai irgi senosios mokyklos iliuzija. Nieko panašaus nėra. Mes vertiname save čia. Visi puikiai vertina kitus, puikiai vertina save. Jie į tai klimpia ir kartais, žinote, visi šitie dalykai, kažkas nori patekti į dangų, kažkas nori patekti į pragarą. Bet iš tikrųjų net ir čia yra atidėto gyvenimo sindromas. Tai yra, žmonės gyvena svajodami apie kažkokią ateitį. Jie gyvena čia ir dabar. Taigi, kai kurie žmonės čia gyvena pragare, o kai kurie danguje. Tai yra, kai kurie jau moka tiesiog mėgautis savimi. Jie laimingi, sveiki, laisvi, o kai kurie vis dar kankinasi. Čia pat žemėje turime rojų ir pragarą ir kiekvienas pats pasirenka, kur gyventi. Savo paties kankinimuose, savo paties plakime.
Kur dar galima labiau mėgautis šiuo savęs kankinimu? Taip, čia. Ir visa tai išgalvota. Visa tai iliuzija. Arba kažkoks pomirtinis gyvenimas ir atidėtas gyvenimas. Žmonės labai mėgsta atidėti gyvenimą. Tai išreiškiama visur. Tai išreiškiama geriausiais drabužiais ypatingai progai, geriausiais indais ypatingai progai. Ir tai yra atidėto gyvenimo sindromas. Mes visi gyvename kažkokioje iliuzijoje. Ir kai aš sakau tokius dalykus, žmonės man dažnai rašo: ką tu darai, niekše, kodėl atimi žmonių svajones? Aš neatimu svajonių, aš tiesiog rodau, kad gyveni čia ir dabar. Nelaukite kito gyvenimo, nesitikėkite ten kažkokio rojaus. Kodėl? Sukurkite savo rojų čia, mėgaukite savimi. Galite mėgauti savimi šiame kūne. Mėgaukite savimi, bet tam turite pašalinti tai, kas jums trukdo mėgauti savimi. Savo perteklinę įtampą, savo požiūrį į kitus, savo santykius su savimi, atsipalaiduokite ir pasirūpinkite savimi. Kas nutiks žmonėms, kurie priešinasi perėjimui? Pasauliniu mastu labai nedidelė dalis žmonių dalyvauja šiame perėjime. Pats perėjimas taip pat yra savotiškai išgalvota istorija. O kai kurie žmonės tiesiog užsiima savo reikalais, pavyzdžiui, augina augalus savo soduose ir net nesijaudina, ar bus perėjimas ar ne. Juk globaliai, kur džiaugsmas, ten ir perėjimas. Taigi, kur mes kiekvienas pereiname? Na, kiekvienas turi savo įsivaizduojamą gyvenimo trukmę. Kiekvienas pats nuspręs, kiek yra pasiruošęs. Kiekvienas įsivaizduos, kad yra laimingas toje vietovėje, kurioje šiuo metu gyvena ir dirba. Visi jau įsivaizduos, kad gyvena kančioje. Šis perėjimas juk yra globalus perėjimas. Žinote, kas dar įdomu? Kad kiekvienas iš mūsų bet kuriuo metu, bet kurią akimirką galime pereiti prie kažko kito, suprasdami, kad jei dabar kenčiate, pereikite prie malonumo. Merkite akis ir pradėkite gyventi kitaip šiame gyvenime. Perėjimas nuo kančios į kitokią būseną. Ir taip, kai kurie nepereis, nes kai kurie nepereis, kurie toliau kenties nuo šių emocijų, kurie kaltins visus aplinkinius. Šis perėjimas vyksta bet kurią akimirką, jį galima apibūdinti kaip globalų. Ir taip iš tiesų dabar pridėtas naujas dažnių spektras, kurį galime atpažinti. Jūs galite į jį pereiti ir būti labiau išvystyti. Jums gyvenate aukštumose, nieko nekaltinkite, nieko nepeikite komentaruose. Leiskite savo būti tuo, ko norite. Jūs gyvenate su savimi, esate užsiėmę savimi. Jūs judate savo vystimosi žingsniais, tai tik vystimasis, nieko daugiau. Tai ne taip, lyg kažkur viršuje suskambėtų varpas. Gerai, draugai, pereikime. Šie dalykai nėra geri, šie yra geri. Taip, mes visi patys pasirenkame, ar esame geri ar ne. Nėra jokio teismo iš viršaus, niekas mūsų neteisia. Vėlgi, mes patys save teisime, mes renkamės, kur būsime, ar sėdėsime apačioje, kapstydamiesi žemėje, ar žiūrėsime aukštyn, matysime gėlių pievas ir tiesiog mėgausimės gyvenimu. Mums vis dar reikia materialaus malonumo, mums vis dar reikia valgyti, mums vis dar reikia tobulėti, mokytis, kad mūsų vaikai pageidautina, galėtų eiti į mokyklą apsirengę, o tam mums taip pat reikia materialaus pasaulio. Tai reiškia, kad galime susikurti šį materialų pasaulį savo vaikams. Taigi perėjimas yra mūsų galvose. Ir kiekvienas iš mūsų pasirenka, kur eiti. Beje, galime vėl nusileisti į kokią nors primityvę gyvybės formą. Tai taip pat būtų perėjimas. Dabar mums duota viskas, ko norime. Dabar mums duotas pasirinkimas. Kas nori, eina kur nori. Perėjimas kiekvienam iš mūsų yra skirtingas ir kiekvienas pasirinks savo kelią. Tikiuosi teigiamą. Jūs minėjote aukštumas, džiaugsmo, malonumą. Norėčiau giliau panagrinėti šią temą, nes vieni žmonės gali patirti malonumą iš meilės, kam nors, o kiti meilę alkoholiui ir persivalgymui. Kuo čia galėtų skirtis? Malonumas yra labai lankstus dalykas. Vieniems kurti yra malonumas, kitiems naikinti. Tačiau yra labai įdomus skirtumas. Žmogus norintis naikinti patiria kažkokį skausmą ir jis nenaikina be priežasties, jis naikina dėl kažkokios traumos, vaikystės traumos, kažkokio skausmo, patenkina kažkokią kančią. Todėl dažnai girdžiu žmonės sakant, bumerangas sugrįš atgal. Tai ne bumerangas, kuris sugrįžta persekioti šių žmonių. Bumerangų iš viso nėra. Vėlgi, niekas mūsų neteisia.
Niekas mūsų nešnipinėja, mes patys pasirenkame, kokią ekosistemą čia formuoti. Žmogui neduodamas bumerangas, jam duodamas sprendimas jo skausmui. Jie tenkinasi savo skausmu, net smurtu, o tuo, ką žmonės prisikemša, narkotikų, leidžiasi, valgo, visa tai susiję su tam tikrų emocijų slopinimu. Ir šios emocijos yra slopinamos, jos vis tiek vieną dieną jūs užklups. Kūnas pats save sunaikins, mes taip pat galime tai čia sukelti kaip perėjimą. Tai yra kūnas gyvena dėl kūrybos malonumo, kai žmogus kūrė. Žmogus dega idėjomis, kai rūpinasi sodu, kai rūpinasi vaikais, kai ką nors stato, ką nors gamina. Tai veda įkvėpimo laimės link. Žiūrėkite, tai viskas skirtingos energijos. O tada yra žmogus, kuris viską sunaikina. Ir yra sadistas, kuris patiria malonumą. Bet jį veda skausmas. Niekas į tai neįsivelia be priežasties. Yra kažkokia gili, skausminga vaikystės trauma, kurią žmogus dabar patiria. Ir jis taip pat gali tai suvokti. Jei jis ją įveiks, tada, jei norės, patirs tą patį perėjimą. Jis staiga supras, kad jam nebeįdomu. Matau daug žmonių. 10-ame dešimtmetyje jis buvo gangsteris, o dabar, sakyčiau, kaip kunigas. Taigi, jie suprato, kad eina neteisinga kryptimi. Jie iš naujo apibrėžė save ir praeitis nebeegzistuoja. Tuo metu jie tapo kitų žmogumi ir jis gali padėti bet kuriems kitiems banditams, dabar pats sakydamas: vyrai, mes atėjome iš skausmo, pašalinkime skausmą. Ir jis gali būti naudingas kitiems savo patirtimi ir taip pat yra perėjimas. Tai yra, bet kuris žmogus, bet kurią akimirką supranta. Velniai griebtų, darau šias nesąmonės, nes jaučiausi blogai. Blogai yra jumyse. Tai į tai gilintis galite jį rasti ir tai išpakuodami žmogus paleis. Tai yra, jie paleidžia šią tiesą, kurią slėpia viduje. Kančia, kurią patirėte vaikystėje, pakeitė, jis visiškai pasikeičia. Ir vėlgi žmogus bet kurią akimirką gali iš naujo suvokti save ir tapti kūrybingu, o ne destruktyviu. Ir tai yra įdomiausias kelias, bent jau man tai įdomu. Įdomu, kada galėsiu pasiekti daugiau žmonių. Na žiūrėk, tu čia kenti. Ir kai kas nors sako, na taip, aš kenčiu. Tai pasipriešinimas kylantis iš skausmo. Bet kai matai, kad taip iš tiesų, aš prisidengiu pykčiu, kad nematyčiau savo apmaudo, kad nematyčiau savo baimės. Visą tai labai aiškiai matoma meditacijoje. Ir žmonės supranta, kodėl jie taip gyvena, kodėl jie nori atimti iš savo artimo, kodėl jie nori apsisaugoti. Jie gina savo ribas. Kodėl jas kurti, šias ribas? Kai tik bus riba, atsiras ir tokių, kurie jas pažeis. Nes tu persmelktas prisirišimo. Aš bijau, nesiartink prie manęs. O jei aš nebijau, niekas prie manęs nesiartins. Na, tu nebijai. Kodėl kas nors prie tavęs artėtų? Tu tiesiog švyti iš laimės. Tu negali padaryti nieko blogo. Pats turėjau tokį pavyzdį. Kai įstojau į kariuomenę, atsidūriau įdomioje situacijoje. Na, jie treniravosi smūgiuoti ant mūsų. Taigi išsirikiavome ir šis vyrukas prieidavo ir trenkė visiems į krūtinę po vieną, praktikuodamas smūgius. Pamenu, jis priėjo prie manęs, o visi kiti jau gulėjo ant žemės ir raitėsi. Jis priėjo prie manęs, pažiūrėjo mane ir pasakė: net nenoriu tavęs mušti. Ir taip tai skambėjo. Jis pasakė: nesuprantu, nenoriu tavęs mušti. Todėl tai, kas vyksta aplink mus, priklauso nuo kiekvieno iš mūsų. Kiekvienas iš mūsų galime iš naujo suvokti save ir nepritraukti bėdų. Ir kuo daugiau tokių žmonių, tuo daugiau mūsų vaikai mokosi iš mūsų nepritraukti bėdų. Jei man nereikia kentėti, tai visas pasaulis pasikeis. Ir įsivaizduokite, jei dauguma mūsų čia pradėtų suprasti, kad aš nenoriu spręsti savo traumų kitų žmonių sąskaitą. Kur yra trauma? Išsiaiškinkime. Tai pasinerkime į save. Be to, sakau, tam mums tai reikia susikaupimo. Mes pasinerėme į savo skausmą ir jį analizuojame. O tada mes su tavimi pradedame valdyti laiką. Tai yra, mes smarkiai suspaudžiame savo skausmą ir negyvename jo visą likusį gyvenimą. Ir tai tada to nepritrauks. Problemos ateis pas mus, žmonių grupę, kuri tiesiog stipresnė už mus. Ir tai, kas atskris į mus, nebus bumerangas, o mūsų pačių skausmo iškrova.
Ir štai žmogus jį iškraus savyje ir jo gyvenimas akimirksniu pasikeis. Ir tada žmogus, kuris yra sadistas, gali nustoti jau būti, nes taiga šis žaidimas jam nustojo būti įdomus. Ir jis pereina prie perėjimo. Todėl perėjimas yra mumise, mūsų rankose. Tai labai įdomus vystimasis. Tai sąmoningumas, perėjimas į kitą gyvenimą. Tu ir aš dabar kūrėme kitą gyvenimą. Mes dabar gyvename tokiais įdomiais laikais. Aš tikrai džiaugiuosi. Šios žinios, kurios yra daug paprastesnės nei ezoterika, kur nereikia studijuoti įvairių nematomų esybių, išgalvoti ir su jomis kovoti. Turite liautis kovoti. Man dabar vyksta įdomus dalykai. Pasiduoti. Tai maždaug žinote, kaip Biblijoje. Atsuk kitą skruostą, bet mes nesuprantame, kodėl po galais turėčiau atsukti kitą skruostą priešai. Ne, priimk savo skausmą, atsuk kitą skruostą, niekas daugiau nemuš. Apskritai, net ir dabar matau daug dalykų Biblijoje, kuriuos mes netgi neteisingai interpretuojame, nes interpretuojame juos iš skausmo. Apskritai, buvo parašyta kažkas kita, bet dėl kažkokių priežasčių buvome mokomi tai interpretuoti šiek tiek kitaip. Visą tai labai juokinga skaityti. Iš tikrųjų visos instrukcijos yra ten. Mes tiesiog jas neteisingai skaitome, neteisingai suprantame. Mes visada kovojame, mes visada kariaujame, mes visada giname savo teritoriją. Mes visada saugome savo vaikystės skausmą. Laikas judėti toliau. Žmonės gyvena iš baimės. Jie bijo, kad jei nustos gintis, bus užkariauti ir išnaudoti. Kaip įveikti šią baimę? Tai labai įdomus paveikslas. Žmogus, kuris sako, atsipalaiduosiu, jie mane apiplėš. Atsipalaiduosiu, jie mane iš manęs atims. Tai žmogus kalbantis iš baimės. Tai yra, jis sako, ką galvoja. Ką jis galvoja, tas ir nutiks. Net jei jis neatsipalaiduos ir įsitemps, jis vis tiek bus apiplėštas. Kodėl? Jis jau turi pasaulio vaizdą. Tai yra, jis jau sukūrė savo istoriją apie tai, kaip viskas turėtų baigtis. Jis jau laukia, kol jo baimė išsisklaidys, o tada pasakys, aš tau sakiau, bet jis ėjo neteisingų kelių, jis ėjo per baimę, jis nesuprato savo baimės. Bet jei eini tiesiai į baimę, užmerk akis, atsipalaiduok. Kas toliau? Štai jis sėdi savo mintyse, jis verkia. Reiškia, jį iš manęs atėmė viską. Ir jis perkūrė šį scenarijų savo galvoje. Jis išgyvena baimę, šią savo fantaziją savo galvoje. To visus vaizdinius. Jis mato, ko bijo, iš kokio kampo buvo pagautas, kokiu mastu buvo pagautas. Jis išgyvena visas šias paslėptas fantazijas. O kas toliau? Kai jis jau viską išgyvena, jis sėdi taip. Baisu. Aš jau viską patyriau, viskas išgijo. Tada jis atmerkė akis ir sako, manęs šis žaidimas daugiau nebedomina. Perėjimas. Viskas pasikeitė. Žmogus išgyveno savyje slypinčią baimę, matė visas savo bauginančias būtybės, matė visus, kurie jį puls, prarado viską protą. Dviejų nerūpi, ar mes viską praradome savo galvose, ar buvome įsukti, ar gyvensime, kol tai taps gyvenimu. Erdvės užduotis – iškrauti šį kūną, kuris fantazuoja apie problemas, kad kūnas patektų į laisvą vibraciją, kad nesukurtų disbalanso, kad nesukurtų perteklinės moduliacijos. Taip, štai ir viskas. Niekas neteis, niekas nepaliks ženklo, niekas net nepastebės. Jie praeis pro šalį, jei durų nėra ir ten sėdi laimingas žmogus, viskas bus visiškai kitaip. Jam nereikia priešo, jis laimingas. Kodėl pusiausvyrą yra tokia svarbi? Būtina subalansuoti save tiek pakilimuose, tiek nuosmukiuose. Tačiau tai yra tokie gilūs subtilumai. Bet vėlgi, kai mokotės klausyti savo kūno, kūnas mums parodo viską. Kūnas yra toks. Bičiuli, tu pradėjai mane girdėti, žiūrėk, tu turi šią emociją, kurią suspaudėjai čia. Ir jei pasinersi į juos, ten jau parašyta istorija, kaip išsikraus, ant kokio įvykio. Viskas jau parašyta mumise ir mes galime visą tai ištrinti, išgyventi akimirksniu.
O gyvenime istorija keičiasi, žmonės gali pakeisti savo istoriją čia ir dabar. Argi tai neperėjimas? Nes anksčiau mes buvome vergai, bendrų scenarijų vergai. Mes atsistojame ir viskas prasidėjo be jokių pasirinkimų. Mes gimėme ten, kur mirėme. Bet dabar viskas gali būti kitaip. Dabar šiuo metu gali būti taip. Nesu tuo patenkintas. Ką turėčiau daryti? Emocija yra tokia ir tokia. Aš ją išpakavau ir tai nepasikartos. O man tai yra perėjimas. Dabar turime įrankį realybei pakeisti. Štai ir viskas. Tai yra kvantinis šuolis, apie kurį kalba. Tai yra, mes galime save perkelti kintamumo taške į bet kurį norimą tašką. Tiesiog pakeisdami savo garsą, pašalindami iš savęs kančią. Pamenu, kaip senoji mokykla man sakė, čia įstrigęs pyktis, užmeskime pyktį ant žvakės, jis sudegs. Kur jis sudegs? Taigi, kodėl tai turėtų išnykti? Man reikia tai išgyventi. Visa tai laikinos pastangos, elektros iškrovos, kurios vėl sustiprės. Mūsų užduotis išmokti panaikinti priežastį, o ne tik laikinai ją iškrauti. Tai neveikia. Tačiau senoji mokykla, kuri mus visus to išmokė, suteikė mums supratimą, kad turime judėti toliau, tobulėti ir ieškoti naujų įrankių. Daugelis žmonių nori pasilikti ir niurzgėti. Neturiu pinigų, sergu. Ir iš tiesų, toks jau pasaulis, toks pasirinkimas. Nebūtinai reikia keistis. Nori kentėti visą likusį gyvenimą, jokių problemų. Bet nenori kentėti, yra išeitis. Gali dirbti su savimi ir atsukti visus šiuos varžtus. Ir tiek daug nesąmonių užplūsta ir gyvenimas pasikeičia. Na, man tai taip pat yra perėjimas, pasirinkimas, ką galiu daryti kitaip. Ir gyvenimas visiškai pasikeičia. Ir dar labai įdomu, kad čia žinias perduodame savo vaikams. O kas nori kentėti, ką perduodame savo vaikams? Tendencija tirpsta. Beje, man taip pat kažkada buvo, labai myliu vaikus, jų turiu daug. Ir man tai buvo viena iš konfrontacijos akimirkų. Tikrai nenoriu, kad mano vaikai kentėtų. Na, tai taip pat buvo atsakomybės perkelimas. Supratau, kad viskas priklauso nuo manęs, bet pasidaviau tam. Noriu, kad mano vaikai nekentėtų, kad jų vaikai nesektų mano gimimo modeliais, tų mažų kančių, kurias patyriau aš. Dabar taip pat suprantu, kad mes patys juos pasirenkame, bet viską galima pakeisti, viską galima pagreitinti ir tai tikrai šaunu. Denisai, ačiū tau.